Ok, tai yra SEO trečiadienis, lapkričio 5 dieną surinkau įdomiausias naujienas iš SEO pasaulio ir šiek tiek iš Google Ads. Turbūt pradėsiu ne nuo Black Hat SEO iš Disney'aus, o pradėsim nuo mokamos reklamos atvaizdavimo. Dabar atvaizduoja, jeigu surinkam į paiešką, Google atvaizduoja remiami rezultatai štai taip, kas yra dabar labiau, toks vaizdas yra labiau panašus į organinės paieškos rezultatus, priminsiu, kaip buvo anksčiau. Mes kažkada turėjom, buvo sponsorit arba remiama ir tikrai buvo galima pamatyti iš karto, kad tai yra mokama reklama. Dar vaizdas, turi tokį screenshotą, kažkada buvo toks, kad mes turėjom ad ženkliuką ir buvo žalios spalvos. Žinau, kad kai kurie žmonės tiesiog praleisdavo mokamą reklamą, dabar tai bus padaryti sunkiau. Kaip atrodo remiami rezultatai dabar, štai čia yra pradžia. Iš pačio skelbimo jau dabar nematai, nėra jokio ženkliuko ir pabaiga yra mokamos reklamos ir štai čia atrodo identiškai kaip ir organinės paieškos rezultatai. Gerai, dėl ko pradėjau nuo Disney'aus, nes čia buvo vienas iš tokių įdomesnių hakų, kuris vyko. Disney'aus tinklapyje buvo atvaizduojami site linkai, dabar jie nebeatvaizduojami ir jie atrodė štai taip, apie ką rašo Search Roundtable. Štai čia yra screenshotas Black Hat Approaches, bet aš turiu kitą screenshotą, kurį pas buvau padaręs. Suvedžiau My Disney ir mes matėm tokius site linkus kaip Black Hat SEO Packages. Realiai tas puslapis nebeegzistuoja, jau site linkas dingo iš paieškos, bet tai kaip ir iš įdomesnių kliurkų, kas įvyko, gali būti nulaužtas ne tik paprastas, sakykime, WordPress'as, bet ir koks rimtesnis puslapis. Gerai, judom tada toliau prie dar vienos įdomios naujienos. Buvo paleista nauja Wikipedijos alternatyva, Grokipedia. Tai yra vieno žinomo verslininko produktas. Ir pagrindinė idėja, kad Grokipedia yra dirbtinio intelekto sugeneruota Wikipedijos alternatyva. Kas įdomiausia, čia kaip ir naujiena, bet įdomiausia yra tai, kad po paleidimo, čia yra Ferry Kazoni postas iš LinkedIn, kuris rašo su įdomiu screenshotu iš Ahrefso, to padidinsim, kaip tai atrodo. Iš karto po paleidimo buvo beveik 1500 referring domains, unikalių domenų buvo nukreipta į Grokipediją, bet organic visibility pagal Ahrefs, organinės matomos buvo tik tai 2 lankytojai. Čia kaip iš įdomesnių naujienų, kas vyksta. Gerai, einam toliau. Naudingas naujienas. Vėlgi pagal Search Roundtable viena iš naujienų yra tai, kad Google Search konsolėje mes galėsim pamatyti grupavimą, raktažodžių grupavimą ir tas grupavimas atrodytų štai taip. Jeigu prisijungsim Google Search konsolę dar Lietuvoje, tai nėra atvaizduojama. Mūsų projektai, kurie yra ne lietuviški, o tarkim US, UK, irgi dar neturi tokio grupavimo, bet tai tikrai yra geras ženklas, bus žymiai lengviau sugrupuoti raktažodžius iš karto prisijungus į Google Search konsolę. Ką mes matom štai čia? Pavyzdžiui, yra raktažodis SEO ir iš karto žemiau eina grupavimas SEO Optimization, SEO Website, SEO Search Engine Optimization ir taip toliau. Mano akimis yra labai geras, naudingas įrankis, kuris tikrai praverstų greitai analizai. Dar viena naujiena mano sąraše yra tai, kad John Mueller, čia Google atstovas, eilinį kartą, pasakė, sakykim taip, ne visą Google sako tiesą ir eilinį kartą pasakė jo atsakymas į klausimą, kokia yra geriausia turinio valdymo sistema. SEO atžvilgių pasakė, kad didelio skirtumo nėra, bet mes, kai dirbam su skirtingais TVS-ais, mes matom tikrai yra didelis skirtumas, ar tai yra PrestaShopas, Shopify, trūkumai yra žinomi ir tikrai yra didžiulis skirtumas, ar tai yra turinio valdymo sistema, kuri yra naujesni, sakykim, net WordPress'as su visais įskiepiais ir su temom, kurios yra apkrautos, sakykim, kur būna 50 įskiepių mokama tema, ir tai būtų geresnis variantas nei, pavyzdžiui, PrestaShop dažniausiai. Ir tam paremti, mano teiginiams paremti, galiu priminti apie tyrimą, kur mes atlikom 2021-2022 metais. Rezultatai to tyrimo buvo, mes tiesiog išnagrinėjom. Paėmėm top 10-ukus, išanalizavom top 1, top 3, top 10-ukus pagal sektorius. Tai buvo paslaugų sektoriai, kur nekomercija ir elektroninės parduotuvės. Ir mūsų atradimai buvo tokie, kad
ten, kur yra elektroninės parduotuvės, 23% lyderiaujančių pozicijų buvo WordPress'o, 30% neidentifikuotos turinio valdymo sistemos, neidentifikuotos tai dažniausiai būna custom, kurios nei WordPress, nei PrestaShop, nei Shopify ar kokią kitą sistemą. Bet jeigu pažiūrėti į paslaugų sektorių, virš 50% buvo dominuojant, top 10 buvo WordPress'as. Ir čia dabar mes nekalbam apie tai, kokiu būdu buvo sukurtas WordPress'as, nes WordPress'as irgi gali būti, yra daug trūkumų WordPress'e, bet eilinis kartas, kai Google'as pasako kitaip nei yra iš tikrųjų. Ir pabaigai paminėsiu apie tai, kad yra išleistas naujas podcastas apie tai, kaip veikia SEO Lietuvoje. Čia mes kalbam apie tai, paprasta kalba verslininkui, ką daryti, kaip būti matomam Google'e 25 metais, kas veikia, kas yra dirbtinis intelektas, kaip jis paveikia SEO optimizavimo rezultatus ir panašiai. Ieškokit tada podcasto, nuoroda bus aprašyme, bet galima surasti YouTube, kaip veikia SEO Lietuvoje, nepastebėti profesionalai su Easy SEO, galima surasti tiesiog suvedus YouTube paieškoje. Tiek šiam kartui ir iki kito karto.